Dalia Grybauskaitė, prašau. Iš ties labai daug buvo priežasčių pasakyta ir būdų, kaip reikėtų spręsti. Aš turbūt pridėčiau tai, ką dauguma nepaminėjo. Tai kova su korupcija, nes korupcija viena iš priežasčių, kodėl mes turime ir šešėlį, kodėl mes turime viešuosiuose pirkimuose daug nusižengimų ir tuomet pinigai išsiskaido ir nueina ne mūsų gyventojams, ne į biudžetą, o į atskirų grupuočių kišenes. Tai šalia visų tų paminėtų dar būdų. Dalia Grybauskaitė. Tai norėčiau tik pasidžiaugti, kad per paskutinius metus Lietuva buvo pripažinta labai daugelį sričių ir ypač dėl verslo sąlygų buvimo. Todėl pagal Pasaulio banko reitingus esame net pirmame 20-tuke, tai yra 17 vieta. Taigi iš ties sąlygos jau yra neblogos. Na, o investitorių forumas yra mums pateikęs savo pasiūlymus ir mes puikiai žinome, kad didžiausia problema kol kas būtent investitoriams yra kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, kad verslui tai, ką mes ruošiame aukštosiuose mokyklose arba profesinėse, netitinka mūsų rinkos ir verslo poreikių. Taip pat puikiai žinome, kad trūksta lėšų paskoloms, tai reikėtų, kad valstybė ir toliau investuotų į draudimo sistemą, kad galėtų padėti smulkiam ir vidutiniam verslui, taip pat pritraukiant ir vidutinį verslą iš išorės. Visos šalis konkuruoja dėl investitoriaus, sudaro kuo geriausias sąlygas tam, kad investitorius ateitų, ruošia pati darbo jėgą, kad galėtų investitorių pritraukti. Lietuvai tai reikia daryti ir toliau, nors visai sėkmingai atrodome jau ir dabar. Dalia Grybauskaitė, prašau. Iš tiesų, jeigu kalbėti apie bankinę sistemą, tai kad mes turime daug įvairių šalių komercinių bankų, tai sudaro konkurenciją. Bet be jokios abejonės po krizės, ekonominės krizės bankai komerciniai gerokai atsargesni. Jie bijo rizikuoti, nes yra daug nemokių klientų. Bet iš ties yra Invego sistema, mes turime valstybinę draudimo sistemą, kuri ir turi padėti smulkiam ir vidutiniam ir visokiam verslui pasiekti finansinės sistemas. Kol bankai dar kol kas yra nelabai palankus ir nelabai skolina. Bet esu asmeniškai susidūrusi su buvusiu valstybiniu banku, kai išpirkti jo skolas reikėjo išleisti net 600 beveik milijonų litų, kad padengti tuos įsiskolinimus, kuriuos padarė taip vadinamas valstybinis bankas, nes jį įtakojo visi politikai iš eilės. Todėl nei viena demokratinė rinkos ekonomikos šalis neturi tokių bankų, todėl kad baigėsi tiesioginių politikų nurodymų, o finale visi žmonės vėliau turi sumokėti visas šitas skolas. Taigi patirtis yra kaip faktas, mes tikrai, manau, tuo keliu neturėtume eiti, o draudimo sistema, pagalba gauti lengvesnį, pigesnį finansavimą, iš tikrųjų tai ir valstybės galėtų būti pareiga didesnė. Dalia Grybauskaitė. Čia norėčiau pasakyti, kad pagrindė kalbama apie pasiekmes. Tai yra teisėsauga jau vejasi pasiekmes arba mėgina jas sumažinti šešėlio pasiekmes. O priežastys yra daug platesnės. Tai ir bendra teisinė sistema, mokestinė sistema, reguliacinės aplinka. Taigi reikia pirmiausia pradėti nuo priežasčių. Be jokios abejonės, kad turime daug problemų ir su pasiekmėmis. Tai yra taip, kaip jas mėginame sugaudyti. Ir čia norėčiau gal ir pajuokauti truputį savo kolegą, pacituojant, kad prokuratūra nekontroliuojama, buvo pasakyta. Tai labai gerai, kad jinai nekontroliuojama, jinai turi būti savarankiška, jinai tik turi geriau dirbti ir atsakomybę jausti. O kvalifikacijos iš tikrųjų stoka didžiulė visose teisėsaugos institucijose, ypač tyrėjų lygmenyje. Ir tikrai vien tik tai vadovų kaita nieko nepakeis. Deja, aš irgi pačioje pradžioje maniau, kad užtektų tik tai vadovų kaitos, bet paskui pasirodė, kad yra daug giliau ir daug daugiau problemų. Taigi turime investuoti į kvalifikaciją teisėsaugos, į skatinimo sistemą ir į daugelį kitų dalykų. Dėl pačių teisėsaugos institucijų kiekio, iš ties kontroliuojančių ir taip vadinamų kovojančių su šešėliu, iš ties yra daugoka ir jų per daug. Jau ankstesnė vyriausybė susiūliusi apjungti arba pamėginti gražinti taip, kaip buvo anksčiau, FNTT praktiškai kilo iš sistemos prie finansų ministerijos. Taigi ir dabar galėtų būti tam tikros funkcijos gražintos, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai ir STT. Taigi tokią reformą iš tikrųjų reikėtų daryti, apie tai mes kalbame su premjeru ir ši vyriausybė yra pasirengusi daryti tokias pertvarkas. Prašau. Tai bet kurios šalies
ekonominis konkurencingumas pirmiausia yra jos ekonomikos efektyvumas. Tai yra sąnaudų santykis, kiek kainuoja darbo jėga, kiek kainuoja ta pati energetika. Iš tiesų visa ES dabar grimsta į nekonkurencingą situaciją. Visoje ES yra didžiulė problema, priklausimas nuo vieno monopolinio tiekėjo ir tai, kad energetika labai brangi. Praktiškai tai sąlygoja, kad visa ES yra labai nekonkurencinga ir ateityje, jeigu taip išliks, turės daug labai problemų. Apie tai kalbame ir Europos taryboje, ir žinau, kad Europos parlamente apie tai kalbama. Būtent energetika yra dabar pagrindinė problema, kad Lietuvos ekonomika galėtų būti konkurencingesnė. Kita problema, be jokios abejonės, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas ir disproporcija tarp to, ką mes rengiame, ir tarp to, ko reikia verslui. Be jokios abejonės, trečia problema yra darbo jėgos lankstumo problema ir šitą mini visi praktiškai ekspertai ir ekonomistai. Taigi turime daug priežasčių ir problemų, kurias reikėtų spręsti ir sprendžiamos jos yra. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva artimiausių metų užsitikrina energetinį savarankiškumą praktiškai, turėdama ir statydama savo LNG terminalą suskystintų dujų. Mums iš tikrųjų pavydi dabar visa Europa, kad tokį sprendimą padarėme labai laiku, nes matant, kas vyksta su mūsų kaimynais Europoje, ta priklausomybė nuo Rusijos energetikos tampa jau nebesaugi visai valstybei ir visos šalis mėgina kaip galima greičiau nuo to atsitraukti. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad jau 15 metų gale turėsime kabelį per Baltijos jūrą elektros sujungimo ir būsime pilnai integruoti į Nord Pool sistemą. Ir kaip tik tai nesenai pasirašėme jūrinę sieną su Švedija ir būtent per šitą sieną ir šitas kabelis reiškia, visiškai būsim nepriklausomi ir nereikės prašyti niekieno, reiškia, kad leistų mums naudotis jūros dugnu. Taigi jau nuo 15 metų pabaigos elektros kainos ateis visai kitokios iš šiaurės šalių, kur yra elektra daug pigesnė. Taip pat vyksta paraleliai, aišku, ir tinklų statymas su Lenkija, bet įtaka, kurią pajusime iš karto, tai bus švediškasis kabelis ir, aišku, LNG terminalas, ypač kai 2-3 metų laikotarpį tikimės, kad skalūninės dujos ateis jau į Europą iš Jungtinių valstijų ir tai reiškia bus jau didžiulį perversmą, didžiulę revoliuciją. Taigi, aš tikrai manau, kad konkurencingumas yra perspektyvoje tikrai pozityvus, kaip tendencija. Dabar turime problemų ir jas sprendžiame. Dalia Grybauskaitė. Norėčiau tik pasakyti, kad atskirties kaip tokios, jeigu mes tokį tikslą turime mažinimo, progresyvumas tikrai nesuteiks, ypač Lietuvos sąlygomis. Kodėl? Todėl, kad pas mus nėra praktiškai ir labai mažas vidutinis sluoksnis. Jeigu vakaruose jisai sudaro labai didelę dalį ir būtent jisai pagrinde moka tos progresinius mokesčius, Lietuvoje tie, kas mokėtų, yra labai mažas kiekis ir praktiškai nei biudžeto surinkti galėsime sumažinti. Progresyvumą turime iš apačios, tai yra neapmokestinama minimumą progresyvų. Sodroje praktiškai to nėra, bet esame skaičiavę labai rimtai, kad apie 65–70% žmonių nepatektų į progresyvumą, net jeigu mėgintumėm ir įvedinėti. Tai yra iš ties tikslo nepasiektume, galbūt labiau atrodytų socialiai teisingiau, bet ekonominio ar biudžetinio efekto būtų labai mažai, kol toks darbo užmokestis Lietuvoje. Dalia Grybauskaitė. Tiesiog norėčiau visiems palinkėti nemenkinti Lietuvos. Pirmiausia, ir mūsų galimybių. Mūsų tarptautinės rinkos ir tarptautinės agentūros įvertino ką tik pakėlusios mūsų į A skolinimosi lygį. Tai pirmą kartą istorijoje įvertinta visa ekonominio vystymosi raida. Ir mes esame visiškai pasirengę įstoti į tą klubą, kuris daro ekonominius Europoje sprendimus. Sėdėdami ne prie stalo, o kažkur už kampo, tų sprendimų daryti negalėtume. O mūsų likimas priklauso būtent nuo tų sprendimų. Yra labai aiškiai duoti skaičiai ir jie visiškai nesikeičia. Centrinis bankas Lietuvos yra pateikęs duomenis, kiek kainuoja sumokėti, pavyzdžiui, į tuos pagalbos mechanizmus. Tai 1 milijardas per 5 metus.
Tame tarpe, kad šis fondas padėtų ir Lietuvai, jeigu būtų problema. Be to, tai nėra dovanojimas, tai pinigų tik paskolinimas, už kurį gausime palūkanas. O nauda ekonominė įvairi yra paskaičiuota iki 40 milijardų. Tiesiog norėčiau irgi pavyzdį, ne mano skaičiai, Centrinio banko skaičiai, kad jeigu būtumėm gebėję įsivesti eurą dar 2007-aisiais, jau turėtume naudos už apie 7-8 milijardus litų. Taigi, kaip tik prieš pačią krizę, kai galėjome turėti tiek pinigų, kad nereikėtų grimzti į tokią duobę, kokiai grimzdome, ir nereikėtų žmonių sąskaitą mėginti iš jos išlipti. Taigi, manau, kad eurų subrendome. Euras taip pat ne tik ekonomiškai mums palankus ir padės mūsų konkurencingumą didinti, bet jisai taip pat užtikrins ir apsaugą tam tikrą nuo mūsų politikų finansinio populizmo, kada yra dalinami pažadai, mėginama kažką daryti ne iš savo lėšų, ne uždirbtų lėšų, o iš skolintų, didinant įsipareigojimus. Taigi, manau, ir ekonomiškai, ir politiškai euras yra mums naudingas. Dalia Grybauskaitė nori reaguoti, prašau. Tai labai trumpai dėl kainų. Yra tyrimai atlikti, statistika oficiali, kad vidurkis per visas šalis, kurios įsivedė eurą, kainos kilo maždaug 20-30 centų prie 100 litų. Nedaugiau. Ir spekuliuoti ir gąsdinti žmonės, kai tai daro patys politikai, sąmoningai, mėgindami atgrasyti nuo euro, tai yra tikrai nekorektiška ir tai didelė politinė klaida, kuri labai nenaudinga Lietuvai. O dėl Centrinio banko rezervų? O Centrinio banko rezervas, kaip ir dabar, yra neliečiamas. Tai yra valiutos užtikrinimo stabilumo rezervas. Jis lygiai taip pat nesvarbu, kuris guli, jisai negali būti išleistas, kaip atrodo, norėtų kai kas paišlaidauti. Būtent euras ir yra ta disciplina, kuri neleidžia savivaliauti ir nuvaryti šalies į finansinę duobę. Aš labai atsiprašau, bet euras lygiai taip pat turi būti garantuotas ir kiekviena šalis įneša savo indėlį, kad euro stabilumą užtikrinti. Dalia Grybauskaitė. Labai trumpai, iš tikrųjų labai daug priklauso nuo savivaldos, ne tik nuo centrinės valdžios, nuo atsakomybės, gebėjimo tvarkytis ir skaidrumo, nes būtent daugiausia problemų dabar matome regionuose. Bet užbaigiant, noriu tiesiog visiems padėkoti šiandien už pirmus debatus ir visus pasveikinti su ateinančiom Velykom.